Labą visiems. Išeinu į live. Senai nebuvau iš tikrųjų, tai bus smagu pakalbėti. Jeigu žiūrit, stebit, tai būtinai parašykit, pasilabinkit, bus smagu žinoti, kad kažkas stebi ir palaikytumėt, ar ne? Tai šiandieną noriu pakalbėti tema, kuri iš tikrųjų susiduriu ir pati, ir ne vienam žmogui taip yra, tai užsistovėjusi mūsų limfa, mūsų kūno kanalizacija, kitaip vadinant, taip išsireiškus, nes dažnai apie tai vat net niekas nesusimąsto, nes kas tai yra limfa? Tai skystis, kuris renka viską, kas reikalinga mūsų kūne. Tai bakterijas, virusus, toksinus ir panašiai. Aš atsiprašysiu sekundėlę. Iš tikrųjų, planavau iš tikrųjų išeiti ir į Instagramą vienu metu ir kai sako, kai nesklandumų, nepaspaudžiau mygtuko, nu ką visko būna, ar ne? Tai kas tai yra mūsų ta kūno kanalizacija? Tai yra mūsų išsistovėjusi limfa, tai yra skystis, kuris renka viską, kas nereikalinga mūsų kūne. Tai bakterijas, virusus, toksinus ir visa bėda ta, kad daugelis gydytojų apie tai mažai ir kalba. Vietoj to, kad rasti priežastį, dažnai gauni tik vaistų, receptinį lapelį, ar ne, nueiti ir nusipirkti į vaistinę tam būtinų vaistų. Ir kodėl mūsų limfa užsistovi? Tai jinai užsistovi, jeigu mes dirbame sėdimą darbą, mažai judame, limfa irgi nejuda ir nusistovi, nes ji juda tik tai judesio metu. Tai jinai neturi širdies, jeigu mes judame ir jinai visai juda, o jeigu mes mažai judame, tai ir mūsų kojos pradeda tinti labiau, pasidaro tokius dvigubus, jeigu atkreipėte dėmesį, kai skrendate ir sėdite lėktuve ar ilgoje kelionėje, tai tiesiog kojos tokios būna kaip jau dvigubos, ar ne? Tai būtent mūsų limfa užsistovėjusi ilgą laiką mes nejudėjome. Tai aš asmeniškai labai tai jaučiu ir man tas jausmas labai nepatinka, nes tikrai būna tokių atvejų, kai reikia ilgiau pasėdėti, ar ne, kaip minėjau, tai sėdėti lėktuve, keliauti kažkur, ar ne, kad ir 2-3 valandas, jau aš jaučiu ant savo organizmo, ant savo ypatingai kojų. Kojos tai yra pagrindinis dalykas, nuo kurio jaučiasi ir tikrai noras paskui labai pajudėti, tai bent pusvalandį, mažiausiai valandą aš judu ir tada iškart geriau jaučiuosi. Na, o jeigu neišeina, kaip pasakyti, tikrai būna tokių dienų užimtų ir tikrai tenka labiau padirbėti namuose ar atsinešti darbų į namus ir panašiai, tai tikrai būna ir man. Tai aš visada stengiuosi vakarais arba dienos metu, kai jaučiu, nusišveisti ar ne, panaudoti šiurkštų tokį šepetį, tai tuo pačiu ir nusišveičia negyvos odos ląstelės, oda tampa švelni, o jeigu dar užtepsite kremo kūno, tai iš viso jinai bus kaip kūdikio. Tai tuo pačiu, tuo šiurkščiu šepečiu mes sujudiname labai intensyviai kraujotaką ir sau padedame į mūsų limfą išsivaikšto, ar ne, visi toksinai, visi šlakai pasišalina greičiau. Tai toks yra kaip pagalba sau, ar ne? Tai kitas dalykas, kad kaip minėjau, kad rankos ir kojos tinsta, tai yra pirmieji ženklai, kad mūsų limfa užsistovėjo ir jau reikia mum pajudėti. Ir tai būtina sau padėti, išjudinti. Ir kaip mes galime mūsų limfą išjudinti, tai tik judėdami, nes mes iš tikrųjų sukurti judėti. Vaikščiodami galima, aišku, ir mankštintis, ypatingai ryte prasitempti, daryti tokias trumpas mankšteles, galima ir dienos metu, ypatingai tie, kurie dirba iš ofisų ar sėdi, tikrai darbas prie stalo ir mažai kada juda, tai galima tikrai sau padėti, nors išgirstu tikrai nemažai tokių, vadinkim, prieštaravimų,
kad nėra man laiko sportuot, nėra man laiko kada judėti. Taip, suprantama, nes tai yra toks darbas, tai siūlyčiau tiesiog iš tikrųjų atsistoti, tikrai nepatingėti, 10-15 minučių galima padaryti nuostabią, puikią mankštelę, kuri tikrai po jos geriau jausitės, ar bent jau stengtis 10-15 minučių tikrai būtinai išnaudoti turiningai savo pertraukėlę, pasivaikščioti ar dar kažkur išeiti galų gale į gryną orą, tik tiek, kad visų pirma, galvokite apie save. Niekas kitas apie jūs tikrai nepagalvos, nes jūs esate pagrindinis žmogus savo gyvenime, kaip bebūtų. Ir judėjimas, tai kai visi įsivaizduoja sportas, aš nesportuoju, aš nemėgstu sporto, sportas tai ne man. Tai sakau vėlgi, nebūtina kilnoti svorių, kaip aš tai darau. Tikrai to nereikia ir nebūtina. Ir tikrai, jeigu to nemėgstate, patariu jum atsirinkti tai, kas jums patinka. Nes tai yra viskas apie mus, ar ne? Kas vienam tinka, pavyzdžiui, man patinka sportuoti ir eiti į sporto klubą. Aišku, aš mėgstu ir papildomas tokias kitas šakas, pramoginės, kaip aš vadinu, bet tokios kasdieninės, tai jos irgi yra judesys, tai ir dviratis, ir vaikščiojimas, aš be galo jį mėgstu, galėčiau vaikščioti kelias valandas. Ir yra ir dviračiai, yra ir riedučiai, yra ir plaukimas, ir, žodžiu, daugybė. Šiandieną tikrai neišsiplėsime, tai vėlgi pasitelkite savo fantaziją, o jeigu tikrai nežinote, neturite kažkokių tai idėjų, tai tikrai Google, kai sako, į pagalbą. Tai taip, o dar norėjau pasakyti kitas dalykas, kodėl mūsų limfa užsistovi, tai jeigu, kaip minėjau, visą dieną sėdite ir jeigu apsirengėte tokiais labai prigludusiais džinsais, drabužiais, diržas, kuris veržia galbūt net mūsų limfą, galbūt ten kojinės būna su tokia labai prigludusia tampria guma ir aš iš tikrųjų labai jaučiu, atrodo, tuo momentu nieko nebūna, bet jeigu visą dieną su kojinėm, tai tikrai labai jaučiasi, atrodo, kaip ir rėžia jos, nors iš tikrųjų ten viskas su jomis yra gerai. Tai vėlgi limfai nepatinka tokie dalykai ir siūlyčiau naudoti tiesiog rečiau, ar ne, tokias labai jau prigludusias kelnes, mažiau, rečiau, arba bent vakare, arba kada nusiimti ir leisti limfai tekėti, kaip pasakyt, laisvai, nes limfa mėgsta laisvai eiti. Ir galite dar pasinaudoti ir pamasažuoti tas vietas, jeigu tikrai jaučiate. Tai tikrai kokią minutę, dvi ten ranką ar koją, kur jums labiau tie patinimai jaučiasi, tokie net kaip pulsavimai būna. Ir tikrai sau galėsite tokiu būdu padėti mažais tokiais, vat atrodytų nereikšmingais dalykais, ar ne, bet tikrai patikėkit padeda ir aš pati sau tikrai tai padedu. Ir kita priežastis, tai būtent patinimo, tai kortizolio patinimas, kai mes nuolat nervuojamės, gali atsirasti ir riebalinis sluoksnis pilvo srityje, rankose, klubuose, tuo tarpu kojos gali būti labai lieknutės. Tai gali netgi atsirasti tamsios pigmentinės dėmės, strijos, pasikeičia nuotaika, depresija, atsiranda artritas ir tai atsiranda ne per vieną dieną, tai susikaupia per metus. Ir taip pat limfa pasišalina visus nešvarumus ir visa kita, nes mūsų organizmas jis yra labai protingas, tai reikėtų į tai atkreipti dėmesį, ar ne, tai pasišalina irgi tie per seiles, per prakaitą, jeigu pastebėjote, per šlapimą, per įskyras, žarnyną, ten nosis gleives ir panašiai. Tai taipogi, jeigu naudojame ir tokius stiprius dezodorantus, tai mes kaip tik slopinam ir neleidžiam mūsų limfą tekėti, ar ne? Tai pasistenkite rinktis kažkokius tai natūralius, ar ne? Ir mažiau užkimšti tą limfą arba naudoti tokius jau savos gamybos, galbūt net perspirantus, jeigu gaminate, arba ieškoti tokio gamintojo, kur kuo mažiau užkimštų mūsų poros, kad organizmas kvėpuotų. Ir kai visi nešvarumai negali išeiti, kūnas nežino, vat, kur viską dėti ir ima jį kaupti.
Todėl ir ištinsta vat paakiai, jeigu pastebėjote rytais, jeigu atsikeliat kartais paakiai patinę, taip pat gali būt, kad per daug gal skysčių vakare atsigėrėte ar ne. Galūnės ar ne, tai pirštai tinsta, kirkšnis, žodžiu, kūnas labai, kaip minėjau, protingas, jis reaguoja, jis žino ir duoda ženklus, kad mum reikia pajudėti. Kiek šeimininkė tu sėdėsi, einam pajudėti. Ir daugelio ligų priežastis yra užsikimšusi limfa, kaip pavyzdžiui angina, sinusitai, sąnarių skausmai, aknė, visokie bėrimai, egzemos. Tai ženklai, pirmieji tokie maži ženkliukai, kurie rodo, organizmas jau tau rodo, kad limfa yra užsikimšusi, o paskui jau nuo tokių mažų, nes viskas pasireiškia ant odos, jau ir eina vis blogiau ir blogiau. Tai vėlgi reikia kreipti į savo kūno signalus, tai savęs pažinimas ar ne, ir tiesiog neignoruoti ir stengtis jau pastebėti tuos mažus ir sau padėti. Ir tai kaipgi sau padėti, minėjau, tai 50 minučių būtinai, jeigu tikrai minimalios galimybės ar ne, pajudėti, pasivaikščioti, prasimankštinti, būtent tai, kas jums patinka, nebūtina sportuoti iki nukritimo, eiti į sporto klubus, daryti kažkokius, bėgti maratonus, kaip kiti mėgsta, tai vėlgi čia kiekvienam savo. Ir tikrai susiduriu daug žmonių, kurie tikrai nemėgsta nei sportuoti, nei pernelyg judėti, sako, neturiu tikslo, niekur neisiu, be tikslo aš negaliu. Tai tikslą galima tikrai susigalvoti ir tų tikslų tikrai gali būti labai mažiukai, minimalūs, nebūtina ten, eisiu pasivaikščioti, nes šiandien man reikia į parduotuvę. Tai galima sugalvoti, eisiu ten, galbūt susitikti su drauge, galbūt ten pasivaikščioti, kažką pamatyti, ar ne, upelį, ežerėlį, ten gali būti Jėzus begalė daugybė kitų dalykų, tik mūsų dažniausiai fokusas būna į tokius labai jau grandiozinius dalykus ir man už tai nėra tikslo daugiau eiti, nes nėra didžiausio tikslo, dėl ko aš ten einu. Tai vėlgi atrasti tuos mažus dalykus, dėl ko tai yra be galo svarbu, nes mes mažus dalykus labai nuvertiname, nes jie patampa tokie mums įprasti, kasdieniniai ir netgi mes jų nepastebime. Tai atkreipkite į tai dėmesį. Kitas dalykas, padedam gilus kvėpavimas būtent iš pilvo, tai vėlgi irgi sujudina mūsų limfą labai puikiai. Ir jeigu, kas žino, ir bandė vakuumas, pilvo vakuumas, stiprinti pilvo raumenis, tai irgi būtent irgi jis labai gerai išjudina mūsų limfą. Tai taip pat, aišku, masažai, kaip minėjau, ir patarčiau neblokuoti labai savo limfos perspirantais ir visuo kitu. Labai ačiū, kas jungiasi. Jeigu norite, pasisveikinkit, parašykit, bus tikrai malonu pasilabinti. Ir jeigu turit kokių klausimų, tai irgi galite klausti, rašyti. Taipogi, tęsiant mūsų temą, labai nėra nerekomenduotina užgerti maisto po valgio. Irgi kemša mūsų limfą. Geriau tai padaryti 40 minučių po maisto, kai jau maistas truputėlį apsivirškinęs, tai turėkite irgi tai omeny, tai irgi nėra gerai mūsų limfai. Ir aišku, valgyti daugiau šviežio maistą, labai daug jo nešildyti, nekaitinti, neperkaitinti, nenaudoti ne daugiau kaip 2 kartus tą patį maistą, kai būna pasidarom ar ne 3, 4 dienom, tai irgi jau ten ir mažai ir vitaminų, ir visko ten jame jau lieka. Ir atkreipti dėmesį, aišku, ant kiek yra šlapimo ar ne spalva, nes irgi tai požymis irgi rodantis, kad mūsų limfai reikia daugiau vandens, nes jeigu labai geltonas šlapimas, tai reiškia, kad mažai išgeriame skysčių, tuo pačiu, kuo mes mažai geriam skysčių, mūsų limfa irgi sustoja, mažiau tie nešvarumai kaupiasi, kaip baloj pas mus viskas. Ir tikrai rekomenduotina išgerti bent jau tiek, kiek jums išeina, aišku, kas mažiau, kas daugiau geria, taip pat galima prisipratinti, kiek išgerto vandens, nes išgirstu, kad sako vieni, išgeriu aš tik tais stiklinę per visą dieną, išgeriu ten pusę litro ir viskas, man visai nesigeria vanduo, tai vėlgi galima jį
šiek tiek paskaninti ar ne, tai yra irgi būdai, kaip sau padėti, bet tikrai rekomenduočiau neužsiblokuoti ir nesakyti tokių dalykų kaip man neišeina, aš negaliu, tai jeigu taip sakysite, jums tikrai ir neišeis, nes automatiškai tai pasakę, jūs jau save programuojate, kad jums tikrai nepavyks. Tai tokiu būdu aš rekomenduoju tiesiog pratinti save mažais žingsniukais, pasidėti buteliuką ir retkarčiais gurkšnoti, visada su savimi nešiotis jį, atrasti ten galbūt net labai gražią stiklinę, kurią visada matysite ir noras bus paimti ir atsigerti. Žodžiu, būdų tikrai yra daug. Jeigu jūs tikrai norėsite sau padėti, tai jų tikrai atrasite, o ne blokuosit save ir sakysit, viskas man čia neišeina, aš čia nieko nedarysiu, nes taip ir bus, kaip jūs pasakysite. Ir taipogi, ką aš dar norėjau paminėti, iš tikrųjų pamečiau mintį, bet jeigu prisiminsiu, dar pasakysiu. Tai norėjau jum kaip tik pasidalinti, kad būtų lengviau visą tai padaryti, nes žinau, kad vienam tai yra labai sunku, labai visko daug, o ypatingai jeigu tik pirmieji žingsneliai arba galbūt kažką tai bandėte, nepasisekė, galbūt daugybę kartų bandėte ir tikrai ten buvo tikrai nemažai tų suklupimų ir dabar galvojate, man tikrai nepavyks, ką aš čia bandysiu, jau 100 kartų dariau, man jau per vėlu, aš per sena, žodžiu, tūkstančiai priežasčių, kad tik nedaryti, kad tik pasiduoti, o pasiduoti visada yra lengviau ir nieko nedaryti ir tikrai vienam yra lengva palūžti tame kelyje, tai puikiai aš tą suprantu. Tai dėl to aš organizuoju 2 savaičių iššūkį, kuriame mes irgi palysime savo limfą, ar ne, mes mokysimės ir daugiau gerti skysčių ir tuo pačiu pasiruošime vasarai ir padėsime savo organizmui, mes judėsime labai minimaliai, minimaliomis pastangomis, tinka ir tiem ir labai užimtiem žmonėm, ir kurie laiko neturi, ir tikrai galbūt ir šeimas ir vaikus turi, ir tikrai suprantu, kad nėra nei laiko, nei noro eiti į kažkokius sporto klubus, ir ne visi tą mėgsta. Tiesiog parodyti, kad galima ir namų sąlygomis 10-15 minučių pajudėti. Tai pirmiausia, ką mes darysime, išjudinsime limfą, ar ne, pirmą savaitę, sportuosime nuo pirmadienio iki penktadienio, trumpai po 10-15 minučių jūsų laiko. Tai vėlgi bus ir įrašai, galėsite bet kada pasidaryti, galbūt net prieš miegą, galbūt tik atsikėlę. 10 minučių, manau, tikrai kiekvienas turim ir galim tai būtent paskirti sau, ne kam kitam, nes mes investuojame ir padedame tik sau. Tai tikrai kviečiu mielai, tai kas nori, iššūkis pas mus prasidės jau gegužės 17 dieną, kaina tik tais 10 svarų. Kaip tik vat, dar liko kažkur taip savaitėlė ar ne beveik 5 dienos, tai kas norim, tai rašykite žodį iššūkis ir aš su jumis susisieksiu. Ir galbūt dar, jeigu norėsite kažkokios platesnės informacijos, galbūt rašykite į komentarus, kas jūs domina, būtinai visiems atsakysiu. Ir galbūt turite dabar kokių nors klausimų. Ačiū Erikute, ačiū Reginute, labas. Tikrai žinokit, pasijungiau ir Instagramą kartu ir Facebook'e, tai gali kampai, supranta, čia iš visų kampų būti kažkur toli ir nelabai gal matausi, ar ne? Tai šiek tiek dabar žiūriu per Instagramą iš toli, tai man atrodo, kol kas nematau komentarų, jeigu pamatysiu, būtinai visiems atsakysiu. Tai ką mes gausim, ar ne, po to iššūkio, tai būtent iššūkis yra tau, jeigu tu jauti nuovargį, jeigu tu neišsimiegi, ryte sunku atsikelti, jautiesi apsunkusi, veidas pakei, kojos tinsta, vis pasikartoja neaiškios sveikatos bėdos, jauti, kad kūnas pilnas jau atsikėlusi tokia išvargusi, pavargusi, nieko nesinori, atsikėliau pavargusi, neišsimiegojusi, kai sako, ir negali numesti tų kelių kilogramų, tai iššūkis tau, kviečiu ir gausi iš manęs mitybos planą, kuris bus lengvas, paprastas, mes valysime savo organizmą, paprasti patiekalai, tu nebadausi, tu eisi komfortiškai, galima, aišku, jeigu labai jau ten kažkas, kai sako klientės, man taip netinka, man tas netinka, man nepatinka, ar ten man netitinka, visada, kaip aš sakau, galima koreguoti, tvarkyti, taisyti. Svarbiausia, vėlgi, sakau ir sakysiu, neužsiblokuoti, man neišeina, man nepavyksta ir visa kita, nes taip, kaip jūs sakote, taip ir bus.
Ir galima tikrai pakoreguoti, galima pataisyti, galima išimti, galima įdėti, galbūt ten dar kažką. Žodžiu, prašau, būkite atviros ir jūs pamatysite ant kiek, kai tu žmogus esi atviras ir tikrai pažiūri, aha, o jeigu aš taip padarysiu ir anaip, tai pamatysite ant kiek atsiveria visi keliai ir jum iš karto palengviau eiti tuo keliu, pasiekti savo tikslą. Nu, aš mielai jums padėsiu pasiekti savo tikslą, tai kas norite, mielai kviečiu, rašykite, noriu iššūkį ir ką, jeigu klausimų nebus, tai tada planuoju iš tikrųjų daryti dar trečiadienį tokį laivą ir penktadienį, tai sakau, susitiksime, ar ne? Ir ką jūs vat, po 2 savaičių, kaip jūs jausitės, aš paskui pažiūrėsiu, gal yra tai kokių komentarų, ar ne? Jūs jausitės ir lengvesnė tiek fiziškai, tiek emociškai, pagerės nuotaika, oda, miegas, ar ne, pagreitinsime savo kraujotaką, suaktyvinsime savo limfą. Tokiu būdu užsikurs mūsų organizmas, metabolizmas, deginsime riebalus ir, žodžiu, žymiai geriau jausitės, o vasarą, kaip žinia, tikrai noras nusimesti tuos jau visus rūbus, aš jau va tokia vasariška, oras tikrai pas mus Anglijoje labai gražus šiandien saulėtas, tai sakau, reikės vat, su ta nata eiti dar pasportuoti planai, kaip be sporto. Tai tiek šiandien, tai aš dabar peržvelgsiu, gal turite komentarų. Labukas mergytės, noriu iššūkį, gerai Reginute, būtinai parašysiu, aš dar pažiūrėsiu, kaip pas mane čia Instagramą, nes matau tikrai yra prisijungusių, ar ne? Kol kas nieko nematau. Tai ką, tai tada, jeigu klausimų nėra, rašykite, susisieksiu su jumis ir tariu iki visiems gražios, turiningos dienos, džiaugtis vasarą, būkit laimingi, energingi, aktyvūs ir atviri naujiem iššūkiam, galimybėm ir šansam. Iki tada, gražios dienos visiems.